Suaugusių pasaulį žaismingumą labiau pakviesčiau patyrinėti, ką ir apibrėžia ir mokslininkai per per smalsumo prizmę, per kūrybiškumą ir ieškojimą, sakykime, situacijų, sprendimų kažkokiu kitokiu būdu ir kartu išlipant iš rutinos. Kodėl su amžiumi tampam vis rimtesni? Kodėl pametam tą žaismingumą? Kas atsitinka čia pas mus? Yra labai didelis spaudimas arba iš paties žmogaus, kad aš turiu išpildyti kažkokią tai programą, ar tai būtų mano kažkada sudaryta programa, kokia aš turiu būti, nežinau, dukra, darbuotoja, žmona, mama, ar ten kažkieno kito primesta programa, kokia tu turi būti moteris. Ir tada tu puoli pildyti visą tai, kas yra ne tavo, bandant irgi atliepti ir lūkesčius, bet kartu dar ir į kažkokį labai stiprų rezultatą orientuojantis. Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manimi yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapeutė Elnora. Ir pakalbėsime linksma tema apie žaismingumą, tad likit su mumis. Labas, Elnora. Labas, Ignė. Malonu, kad dar kartą atvykai pas mus su tokia įdomia žaisminga tema, tai yra žaismingumas, kurio kartais mums pritrūksta gyvenime. Tai gal gali pasidalinti, kaip ši tema atsirado tavo gyvenime, kodėl ši tema dabar, kaip suprantu, pas tave ant bangos yra. Taip, ačiū, kad pakvietai. O tiesą sakyti, ar sukurčia dabar kažkaip? Negalvojau, kad kalbėsiu, kaip atsirado. Atsirado tai tavo dėka, iš tikrųjų, kažkada turėjom pokalbį, jeigu atsimeni. Ir dalinomės, kad kartais su klientais esant sesijoje pritrūkstam iš tikrųjų ir idėjų pritrūkstam, ir minčių, kaip išklibinti, išjudinti ant tokią, nežinau, tokį sąstingį. Ir pradėjau galvoti, kad taip, šiaip tai su visokiais žaidimais, priemonėm įvairiom meno dirbu daug ir daugiau taikau vaikam ir paaugliam, apie suaugusius žmonės nebuvau pagalvojus, tai pradėjau tyrinėti po to karto, kai mes pakalbėjom, kad tai būna tų tokių sustojimų dirbant su suaugusiais. Tai va taip ir pajudėjo ta žaismingumo karuselė ir dabar jinai pas mane ant bangos vis dar. Tai gal gali pasidalinti, kas yra tas žaismingumas, nes turbūt suaugusiam žmogui gali atrodyti, kad čia kažkas su vaikystė, vaikiškumu gal susiję, bet kokia suaugusių sferoje kaip tas žaismingumas pasirodo, atsiliepia, kas tai yra apskritai? Oi, taip plačiau užklausai, dabar galvoju, nuo kur čia pradėti. Suaugusių sferoje, taip, galima truputėlį palyginti, kad tai yra to vaikiškumo tokio, nes žaismingumas pats apima labai daug įvairių charakteristikų, savybių, tai viena jų yra smalsumas, kūrybiškumas, laisvumas, gebėjimas kažkaip lankščiai pažiūrėti į situacijas, tai irgi dažniausiai būdinga mažiem vaikam. Eidama pas tave čia šiandienai galvoju, kaip yra su tais mažiukais ir maždaug dabar bijau pameluoti. Nebe mano sritis maži vaikai, tai gal tarkim iki kokių 3-7, imkim tokį labai platų spektrą. Vaikai labai tyrinėja, jiem viskas įdomu, jiem ir kitaip matosi, atrodo, jie net spalvas kitokias mato ir paskui mes suaugę visą tai pametam. Tai suaugusių pasaulį žaismingumą labiau pakviesčiau patyrinėti, ką ir apibrėžia ir mokslininkai per per smalsumo prizmę, per kūrybiškumą ir ieškojimą, sakykime, situacijų, sprendimų kažkokiu kitokiu būdu ir kartu išlipant iš rutinos. Tai va čia irgi būtų ta žaismingumo aspektas toksai, kad nebūtinai per tą tokį vaikiškumą ir nesusijęt būtinai su žaidimais, kad tik vaikai gali tą daryti. Tai kaip man suprasti, ar to žaismingumo užtenka pas mane, ar vis dėlto trūksta? Aš per mažai žaismingas esu. Jeigu jautiesi užstrigusi ar užstrigęs, sakykime, rutinoje, autopilote, jeigu pagalvoji, kad norėtųsi tos laisvės, tos kūrybos, bet nėra laiko, nes turiu ten darbas, vaikai, atsakomybė, turiu lėkti,
Arba, pavyzdžiui, yra tam tikrų specialybių, tarkim, mokytojai, kurie jau pradeda lėkti darbą maždaug nuo sekmadienio 3, tai čia dar porą valandų ir jie jau pradės panikuoti, kad jau čia rytoj pirmadienis ir tas toks sunkumo jausmas atsiranda ir įtampos jausmas vidinis, tai vadinasi, užžaismingumas yra apleistas. Kada mes laukiam, sakykime, to pirmadienio, žinau, kad jisai ateis, ar aš nervuosiuos, ar aš stresuosiu, ar aš tiesiog atsipalaidavus leisiu savo išbūti sekmadienį, jis vis tiek ateis. Tai jeigu aš su smalsumu žiūrėsiu, kad ateina tas pirmadienis, bet dar turiu, sakykime, sekmadienio popietę ir ten, nežinau, tyrinėju, planuoju savo darbą, ar rašau į darbaknygę ir ten dėliojas dalykus kažkokius, kur man tos įtampos nekelia, arba kelia įtampą, bet man smalsu, iš kur ta įtampa ateina ir galbūt patyrinėtų, kaip galėčiau kitaip į tai pažiūrėti. Tikrai ta įtampa yra apie pirmadienį, o gal tai yra apie kokią kolegę, kokį čia vardą duoti, neįžydžią, bus be vardą, kad neduok Dieve, nesrezonuotų. Tai kai pradedi tokius dalykus čiupinėtis, gali pasižiūrėti ir po truputėlį stiprinti savo žaismingumą per tą būtent smalsumo prizmę, per kūrybiškumą tokį. Minėjai pati, kad vaikai gan žaismingi, tai yra ir spontaniški, ir žaisti mėgsta, ir tyrinėti, ir naujumą mėgsta. Kodėl su amžiumi tampam vis rimtesni? Kodėl pametam tą žaismingumą? Kas atsitinka čia pas mus? Čia geras klausimas. Galvoju ir pati apie tai, kas atsitinka ir paskui prisimenu, ne veltui psichologijoje besėdam, kiek ateina daug žmonių su stipriais nerimais, su depresijom kažkokiam, tai ir kiek jų daug turi kažkokių neišpildytų lūkesčių. Esam ir su tam kažkada ir apie gėdą, kai kalbėjom irgi apie tą patį, kad yra labai didelis spaudimas arba iš paties žmogaus, kad aš turiu išpildyti kažkokią tai programą, ar tai būtų mano kažkada sudaryta programa, kokia aš turiu būti, nežinau, dukra, darbuotoja, žmona, mama, ar ten kažkieno kito primesta programa, kokia tu turi būti moteris. Ir tada tu puoli pildyti visą tai, kas yra ne tavo, bandant irgi atliepti ir lūkesčius, bet kartu dar ir į kažkokį labai stiprų rezultatą orientuojantis. Tai čia dar vienas toksai killeris žaismingumai yra, kad mes labai stipriai orientuojamės į rezultatus. Deja, jau tas prasideda gerokai anksčiau, jau mokyklose irgi galima pastebėti, kaip mokiniai ir labai jauno amžiaus mokinukai, pradinukai, sakykime, pergyvena, jeigu ten netokį pažymį ir netokį įvertinimą gauna. Ir mes taip esame išmokyti, kad procesas yra nesvarbus ir kad daugiau reikėtų kažko apčiuopiamą ir tai apčiuopiamas turi būti tokiu 100% viskas gerai, jeigu darai, tai darai gerai. Ir dar truputėlį viršaus uždedi, tai jau tas 90% jau mums nebetinka, jau turi būti 100, 110 dar geriau. Tai, pavyzdžiui, net ir sportuojant, dabar visi bando eiti sportus ir laikytis mitybos planų kažkokiu, ar tai pomėgių turėti ir visą tai turi sutalpinti darbo knygelę. Kai sutalpini jau 100%, bet jeigu dar eini ir užsiemi tą veiklą, vėl turi būti 100% ir mes tai padarom darbo. Kad tai būtų su kažkokiu labai apibrėžtų rezultatų, kad būtų produktas, o kad turėtų tave vežti ir nuo to akis turėtų žibėti ir šiaip leistis būtame procese, jau mes to nebemokam. Tai už tai tas rimtumas jisai suaugusių žmonės apvagė ir mes atiduodam tą žaismingumą kaip ir pasakas, atiduodam vaikam, kad tik vaikai gali tą daryti. O jeigu koks nors žaismingesnis suaugęs žmogus, pakankamai keistai gali atrodyti, jau tas, kad jis čia kažkoks gal nebrandus toje vietoje, bet iš tikrųjų visai galbūt brandus ir su saugiom sveikom savo ribom. Kaip žaismingumas siejasi su baime suklysti, jeigu aš labiau tos įtampos turiu, tai mažiau žaismingesnis ar kaip tik labiau žaismingesnis? Tavo palyginimai su įtampa, net nepagalvoju. Šiaip tai, jeigu labiau įtampos yra, aš įtarčiau, kad mažiau žaismingesnis. Bet gali atsirasti tos įtampos, kai norisi iš naujo į gyvenimą įvesto žaismingumo ir noris kažkaip tai patyrinėti ir tą patį spontaniškumą ir kūrybinį priėjimą ir laisvumą tokį ir tas savo ribas. Kai kurie autoriai dar žaismingumą apibrėžia ir kaip tokį lengvabūdiškumą, bet tą tokį švelnesnį, kur tiesiog tyrinėjai, kur toli gali eiti. Tai
su klaidom žaismingumą dažnai siejam tada, kada, kaip čia dabar geriau pamečiau pakeliui, šiaip jeigu esi labai žaismingas žmogus arba stiprinantis tas savybės, tai tu klaidas priemi kaip iššūkį, kaip dar galimybę patyrinėti ir pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Gal tai yra ne mano patirtis, ne mano veikla. O jeigu aš žiūriu į klaidas ir klaidos mane į tokį paralyžių įmeta ir aš tiesiog pradedu ir save bausti, tas mano vidinis kritikas įsijungia. Ir suprantu, kad jau dabar, jeigu manęs nenuplakė aplinkiniai, tai aš pats nusiplaksiu, žodžiu, čia padariau nuodėmę didžiausią, suklydau, ten nepadariau kažko. Tai čia jau daugiau ženklas, kad jau tas žaismingumas yra pamestas. Tai vat irgi galėtų būti atsakant prieš tai tavo klausimą, koks rodiklis, kaip mes reaguojam, jeigu sufeilinam kartais kažkokį tai planą. Kaip žaismingumo nebuvimas, jeigu aš mažiau žaismingas žmogus esu, kaip tai atsiliepia mano mąstymui, kūnui, jausmams, emocijoms? Ar turi kažkokios įtakos? Turi, nes pats žaismingumas yra siejamas su labai gerai ir emocijų reguliacija, nes mes tada leidžiam savo patirti tam tikras emocijas, suprantam, iš kur jos ateina ir tai nėra vien tas toksai kognityvinis supratimas, kad taip, kažkada turėjau traumą, už tai dabar taip jaučiuosi ir už tai dabar taip reaguoju. Bet realiai, suprantu taip, galbūt esu pervargęs, gal ten pavogė iš manęs savaitgalį kažkokie planai, ar neturėjau ilgesnį laiką kažkokių atostogų, ar ten neišpildžiau programos kažkokius lūkesčius, sakykime. Tai tada gali vėlgi į tokią stagnaciją papulti, sąstingį ir kas liečia kognityvinį tą visą, kognityvinės funkcijas, tai atsiranda labai stiprus juoda-balta mąstymas. Yra arba gerai, arba nedarau visai. Tai va tas vėlgi grįžimas, jeigu darau, tai 100%. Tada geriau būtų iš karto tai 100%, kad ten nereikėtų kažkaip tai dar įdėti kažkokio tai darbo. Kas liečia kūną, tai taip, irgi atsiranda ir kūno kažkokių skausmų, kurių nieks negali pasakyti, kas tai yra ir dėl ko jie kyla. Tarsi supranti, kad gali būti dėl streso, kaip gydytojai kartais sako, bet būna, kad ir fiziškai jauti kažkokį nepatogumą, eini maratonus pas gydytojus ir nieko to neranda. Tai yra tekę bendrauti su žmonėm, dirbu vienoje klinikoje, tai vis ateina žmonės pasidalinti, kad nesupranta, apie ką tai yra ir iš kur tie skausmai metai iš metų einu maratoną ir man negerėja. Tai irgi tarčiau, kad kažkurioje vietoje šiek tiek su savimi yra, ne tai, kad susipykę, bet gal labiau save apleidę. Tai žaismingumas irgi apie tai, kad tos sveikas santykis su savim, kur tu supranti, kad gali feilint, gali daryti klaidas, supranti, kad gal ne visą laiką 100% darysi dalykus ir tai irgi yra okei, viskas tvarkoja su to, tu gali šiandien duoti 80, tu savo procentų, kitą dieną 5% ir tai irgi dalinai yra kaip 100, nes tu tiek, kiek galėjai tą dieną ir davėjai. Tai žaismingumą lavinant mes išmoktume ir su emocijom tvarkytis ir jos nebūtų ten kažkur nusėdusios, nenusėstų į mūsų kūnus, nebūtų migrenų kažkokių tai fizinių negalavimų, nežinau, peršalimo kažkokių ligų. Taip manyčiau. Kadangi mūsų visuomenė truputį reikalauja ir mes patys iš savęs reikalaujam būti produktyviais, ar ne? Nuolat pati irgi minėjai, kad rezultatas svarbu, produktyvumas kažkoks dienos eigoje. Kaip žaismingumas siejasi su produktyvumu? Ar žaismingumas netrukdo būti produktyviam? Nes, kaip sakau, kartais įsivaizduoji, kad čia laisvesnis staiga tapsi, atsipalaidavęs ir staiga gal mažiau produktyvus? Kaip tik ne. Galvoju apie tai, kai kalbėjom dėl šitos temos ir rašymo, galvoju, kaip yra su to produktyvumu ir irgi esu radus ne vieną tyrimą, kur kaip tik yra įrodyta, kad žaismingumą propaguojantis, sakykime, darbuotojai yra našesni darbe ir labiau ir pasitikintis kolegom ir labiau tikintis idėją. Tai kaip tik yra skatinama, kad, sakykime, organizacijose žaismingumo stiprintų per tos visus team buildingus ir panašiai. O kas liečia šiaip, kaip tu klausi dėl produktyvumo, tai atpalaiduoji šiek tiek savo smegenis, taip visai liaudiškai tariant, nes
pradėjęs tyrinėti, pirmą turėdamas tą tokį sveiką santykį su savim, suprasdamas savo ribas, suprasdamas savo galimybės ir kartu pradėdamas tyrinėti, smalsiai tyrinėti, ar tai užduoti kažkokią, ar tai ką jau tu ten turi padaryti ir pasižiūrėti kūrybiškai truputėlį į tai. Ir kai atsipalaiduoji, tai kartais tie visai kūrybiniai sprendimai labai greitai ateina ir kaip tik rezultatai ir produktyvumas būna didesnis. Negu kad, sakykime, nuolat spaudus, taip, rezultate tu padarysi. Galim, nežinau, gal turėjus pati tokių patirčių, kur tenka rašyti ten kokį, imkim, sakykime, baigiamąjį darbą. Reikia jį parašyti, žinai, kad reikia, bet jis dar toli, ten apsigint gegužės gal mėnesį, bet, rašyti jau kaip ir jau reikėtų, tyrimus daryti. Ir būna vis atidėlioja, bet jisai kažkur va čia vis tau dar kabo. Kad, reikia, man vis tiek kažkada reikia, tai gal šiandien nepavyko, gal rytoj, gal poryt. Ir galiausiai tave prispaudžia jau tavo tie deadline'ai, kaip čia lietuviškai kažkokios galiojimo datas, kad jau tu turi pateikti kažkokį tai formatą to savo darbo ir, tada per naktį parašai, bet kokią kainą. Tu iš savęs ką tik pavagi pusę metų vien apie tai galvodama, ar galvodamas, panikuodama, užgniaužia kvapą ten kažkokie stresai, pramuša kūno reakcijos. Kai tuo tarpu galėjai smalsiai pažiūrėti, po truputėlį ten pažiūrėti, kodėl man šiandien nesinori rašyti, ar tema neįdomi, ar nuotaika ne ta. Ir būna žmonių, kurie parašo per mėnesį ir tada mėnesį dovanų gauna dar, kol pateikimo ta data ateina. Aš pati paskutinį darbą panašiai rašiau, tai visai kitas rezultatas, kai tu leidi savo šiek tiek staptelt, leidi savo tyrinėti ir kai pradedi žiūrėti ne į tą galutinį produktą, bet į patį procesą. Anglai turi nuostabų žodį flow, tai aš galvoju, lietuviškai gal tiekmė geriau skambėtų, bet tas toks išbuvimas in the flow. Ir kai tu leidi tiesiog pabūtame procese, tiek, kiek aš galiu šiandien padaryti. Parašysiu sakinį, 2, sakykime, jeigu tai baigiamasis darbas, ar ten dar kažką mažai padarysiu, minimaliai, bet man tiek šiandien reikia, aš tiek galiu ir tada rytoj biškai daugiau padarysiu. Pažiūrėsiu, gal kūrybiškiau, kažkas surezonuos, gal suskambės. Tai našiau būtų tada, negu kad užgniaužus laikyti. Kokiose gyvenimo sritise žaismingumas labiausiai nukenčia? Darbe, santykiuos, nežinau, moksluose? Kur dažniausiai pasigendam žaismingumo? Beveik visur. Jeigu jo nenaudojam, tai iš tikrųjų visur galima jo pasigesti, jeigu aš savo neleidžiu ir, ar aš pati neleidžiu, sakykime, ar aplinka neleidžia, tai taip ir moksluose gali nukentėti. Mokyklose dabar tenka girdėti pačių įvairiausių istorijų, kai yra orientuojamasi tik į pažymį, sakykime, ir jau tas procesas nėra jo. Tu turi iškalt dėstomą dalyką, išlaikytą medžiagą, išlaikyti egzaminus ir viskas. Ar tau įdomu mokytis, tai kada nors. Kada nors gal bus įdomu arba niekada. Su darbu irgi yra tas pats, jeigu yra labai nepalaikanti aplinka, tai tokia toksiška aplinka irgi gali tą žaismingumą užgniaužti. Tada labai stiprybės reikėtų pačiam žmogui pradėti klibinti, žiūrėti ir matuotis ir tą raumenį tokį žaismingumą stiprinti ir lavinti. Ir santykiuose tas pats, jeigu mano partneris, arba aš turiu kažkokį tai lūkestį, koks tas santykius mūsų turi būti ir kad mes žaidžiam žaidimus tik tada, kai mūsų vaikai mažiau, kai jie truputėlį paauga, mes tarsi turim surimtėti, jau augini paauglį, jau ten iš viso tada griežtas turi būti ten kažkoks. Tai irgi numiršta tas žaismingumas. Tai praktiškai visose sritise jisai gali nukentėti, jeigu mes jo nestiprinsim. Bet suprantu, kad galime mes jį stiprinti, jeigu jis mažai išreikštas pas mus. Galim. Čia nėra tas, kur, nors radau kelias teorijos, kur sakė, kad tai yra asmenybės dalis, bet aš galvoju, net ir asmenybės dalim būnant, galima tikrai pastiprinti tą raumenį. Čia kaip ir viešai kalbėjimą, kuo daugiau kalbi, tuo labiau liežuvis atsipalaidavęs, mintis lengviau dėliojas. Taip pat yra ir su žaismingumu. Po truputėlį įstiprinant, vėlgi nepribojant savęs, kad tu privalai padaryti iš karto gerai. Jeigu šiandien, sakykime, kokią nors praktiką pradėsiu naudot, kad jau tą smalsumą savo, kokį spontaniškumą, aišku, gali nepavykti, nes įsijungs vidinis kritikas, bet
svarbu nesustoti ir bandyti rytoj. Tai jeigu aš neturėsiu to tokio sutarimo su savim, kad turiu šiandien, šią minutę man pavykti, visai šauniai jisai stiprinasi. Tai suprantu, žaismingumui trukdo vidinis kritikas, jį reikia kažkaip irgi čia santykį rasti kažkokį. Santykį vertėtų rasti. Bet vėlgi, jeigu turi, aš vis kartoju, tu šiandien tą žaismingumą, po jo labai daug kas slepiasi, tas pats spontaniškumas, smalsumas, tai aš pakviešiu, jeigu tas vidinis kritikas įsijungia, kaip tada ir apie gėdą, kai kalbėjom, kad gėda suskamba tada, kai vidinis kritikas yra garsesnis už mano pačios balsą. Tai jeigu aš įjungsiu smalsumą, apie ką tai yra? Ar yra dėl to, kad aš bandau vėlgi kažkokį tai lūkestį išpildyti, kad šiandien būsiu žaismingas, suprantat, jau čia, žinai, lakstysiu laukais. Ar aš bandau ten įtilpti kažkokį tai rėmą ir jis ten burba, ar tai jis prabyla kažkieno balsą ir sako, ne, tau nepasiseks. Tai, pažiūrėt smalsiai. Ko jisai dabar nori iš tavęs čia, apie ką čia yra, ar jisai čia tave taip palaiko, nes tau reikia to spyrio į dupsę, kaip dabar madoj sakyti, kad man reikia, kad kažkas man ten įspirtų į minkštą ir aš jau galėsiu judėti ar stumteltų, ar yra tam, kad jisai bandytų tave sugrąžinti tą rutiną tokią, kur viskas aišku, viskas apibrėžta, tu žinai, kad pusryčiam pirmadieniais valgai kiaušinį, vakarieniai ten, nežinau, kotletuką kokį ir tada eini miegoti 8 valandą ir antradienį kartoji programą. Bet tas toks saugus nepatogumo žinojimas ir vidinis kritikas gal nori tai išsaugoti. Tai pažiūrėjus su smalsumu, pabendravus su juo, gali ten susitarti, į šoną pastatyti ir paeksperimentuoti. Gal gali pasidalinti kokią nors, nes daug to žodžio smalsumas yra žaismingume. Taip. Gal gali pasidalinti, kaip pažadinti tą smalsumą, nes tikrai kartais jis miega ir kartais net mes taip galvojam, ne dabar, neįdomu, ai ką čia bandysi ir panašiai. Ar yra kažkokių praktikų, kurios leidžia bent truputį pajudinti save ir tapti smalsesniu? Yra ir labai daug yra. Ir dauguma praktikų susietos ir su neuroplastiškumo metodais. Nežinau, ar esi kada eksperimentavęs, bet aš labai siūlau klientam, kuriem noris irgi, jie dažnai sako, oi ne šiandien, labai dažnai dar nuskamba per senas, aš jau viskas, jau man nebe tie metai, jau čia aš ten nepajudėsiu, dar kažką. Tai siūlau tiesiog nuo mažų dalykų, pavyzdžiui, eiti darbą kitų kelių. Čia ir neuroplastiškumo viena iš praktikų, kad truputėlį pažadins smegenis. Ir pačiam atsibus, nes dažnai klientai ir šiaip kolegos, draugai irgi sako, tiek pervargęs buvau, nesuprantu, kaip namo grįžau. Tai taip sąmoningai, pavyzdžiui, pasirinkti kitą kelią, pažiūrėti. Arba eiti ne tą gatvės pusę, jeigu pėstute vaikšto. Mes visi turim savo įprastinius maršrutus, tai tiesiog elementariai pereiti kitą gatvės pusę. Ir tai kartais užtenka, kad atrodytų pažadina ir smegenis ir kūną, nes toks budrume atsirandi ir pradedi dairytis ir tyrinėti. Mažus dalykus dar galima ir namuose daryti, kita ranka, pavyzdžiui, šaukštą laikyti, kai valgom. Tarkim, čia elementarus dalykas, bet jisai nieko nereikalauja. Kas irgi atima iš vidinę kritiką tokio, ten jeigu turi daryti 100%, tai dar turiu susipirkti visą įrangą. Tai sakykime, eini į sportą, turiu susipirkti visą ten tą reikalingą aksesuarus, tos ten savo sportinės kelnes atitinkamas, turi būti batai, ten, nežinau, koinės patogios ir maikutės ir visa kita. Tai va čia šitais pratimais, tu tarsi atimi iš savęs šitą tokį dar specialų pasirengimą. Ir darai kasdieną, tai šaukštų laikyti, ne tą ranką parašyti truputėlį ten, nežinau, pakeverzot, nors jeigu mano pagrindinė dešinė, tai kairė ranka, pasiėmus sąsiuvinę namuose, pakeverzot ką nors ir pažiūrėti. Aš pati esu eksperimentavus, tai buvau nusipirkus pradinių klasių sąsiuvinį, kur ten raidytes mokosi rašyti ir bandžiau rašyti kairę ranką. Taip, iš pradžių atrodė darbas, jau po prakaitų man ten viskas, bet paskui visai taip smalsu pasidarė, kaip ten tą parkerį laikyti reikia ir tušinuką. Galima rūbus paeksperimentuoti. Pavyzdžiui, esam linkę vis tiek kažkokį tai savo stilių turėti, ar tai savo spalvą, sakykime, turėti.
jeigu mėgėjas esu visą laiką vaikščioti tamsiais rūbais, tada nors vieną šviesaus rūbo detalę. Dar gal bus nedrąsu išeiti iš namų, nes ne mano, sakai, aš noriu patogiai jaustis, tai namuose paeksperimentuoti truputėlį su spalvom, tarkim. Tai irgi nieko nekainuoja, paprastai mes visada, ką nors namuose dar turim tokią, nebūtinai atitinkančią tą viešą veidą. Ir pasižiūrėti per tai, per tokius mažus dalykus. Tai gal trumpai tiek. Jeigu atsiminsiu, dar pasidalinsiu. Tikrai yra daugiau tų tokių, kur sužadinant smalsumą. Dar vienas bekalbant. Fotografuoti galima. Dabar visi fotografuoja. Tai mes savo iššūkį, kad kasdien fotografuosiu bent po vieną nuotrauką. Pavyzdžiui, pakeliu į darbą. Kad jau čia tyčia niekur eiti nereikėtų. Ar ten pakeliui pasiimant vaikų iš mokyklo ar lydint vaikus. Tam kely, kur aš jau kasdien vaikštų kažką tokio, kas užkliūna. Po vieną nuotrauką, tai per mėnesį 30 neblogų nuotraukų galima turėti. Ir su laiku, čia svarbu pažadinti truputėlį tuos centrus ir tą tokį, išlipti iš to autopiloto, šiek tiek save pažadinti. Ir su laiku atsiranda tas įgūdis, kur vis dažniau įdomiau darosi, apie ką čia yra. Tai mažai žingsneliais pradėti. Gerai, o darbe? Kaip darbe pažadint smalsumą? Žiūrint, su kuo norisi. Tiesiog dirbau tam pačiam darbe kokius 5-10 metų, viskas žinoma, viskas patogu, arba nelabai patogu, bet žinoma. Ir staiga galvoju, ir kadangi mes ten daug laiko praleidžiam, dauguma žmonių turbūt vis tiek 8 valandas per dieną praleidžia su darbu kažkokiu ar darbe, kaip iš naujo pažint tą darbą, ar yra kažkokių praktikų? Yra praktikų, tai su fizinė darbo aplinka yra, kas gali stumdyti stalus, apskritai yra rekomenduojama jos karts nuo karto prastumdyti, kad ir dėl šviesos pačios, bet ir šiaip pažadinta tokį įpratimą. Žiūrėk, ir namuose tas pats baldus kitaip persistatai ir žiūrėk, kaip svečiuose. Tai darbe galima pradėti nuo to, kad tu tiesiog darbo vietą pakeitė. Ir tai jau truputėlį išsijudina kūnas. Atrodytų juokingai, kad kas čia tokio, aš kėdę tiesiog kitoje vietoje, bet jau kūnas jau iš to autopiloto turi išlipti. Galima ritualus darbinius keisti. Jeigu, sakykime, anksčiau ten atsineždavau savo pietus, tai kartą bent į savaitę nueit kur papietauti su kolegom. Gal su tais kolegom, su kuriais mažiau bendrauju, tiesiog kad irgi taip truputėlį išlipti. Žinau, kad čia iššūkis gali būti, bet apie darbinius santykius gal nesiplėsiu šitoje vietoje. Darbo stalą galima susitvarkyti, pasižiūrėti, pasikoreguoti, persistatyti tiesiog. Jeigu jau jaučiam, kad su aplinka kaip ir viskas, bet vis tiek tas sunkumas, tai vėlgi tada jau tas žurnalai, toks dienoraščio vedimas padeda, bet staptelėjus tiesiog pasiklaus savęs, ko man dabar reikėtų, kad aš biškelį geriau jausčiaus. Ar kas man trukdo, kad aš truputėlį čia kažkaip tam darbė nepatogiai. Ir dėl to, kad aš jau ten taip viską žinau, kad viską žinau, visada atsiranda tokių veikėjų, kur viską žino, ar dėl to, kad man jau nebeįdomu, tai jeigu nebeįdomu, tada ką aš galėčiau keisti. Tai, prabanga, aišku, darbą keis kas 5 metai, šiaip pagal Kaizerio perdegimo ratą reikėtų iš vis, man atrodo, kas 3 metus įkeis, nes kai atsiranda autopilotas, perdegimo rizikos didžiulės, bet šituo atveju galima pasimokyti ko nors. Tiesiog tada jau nebeinvestuoti į darbą, bet daugiau investuoti tą kitą balansą. Nes žaismingumas ir apie tai yra, kad mes tą balansą turim išlaikyti. Ir yra darbų, kur to žaismingumo, to tokio kūrybiškumo yra labai mažai. Ir jo negali daug ten jose būti, bet tada atrasti erdvės, kur aš galėčiau tą repetuotą žaismingumą, Jėzau, kaip dabar užstrigo žodis, mankštyn tinka gal, tebū netinka, mokytis jo ir jį stiprinti, tai turėtas erdvės, kur aš tada atsigaučiau. Jeigu jau darbas yra toks, kur niekaip, tada ieškom erdvių, kur sugrįžtų į save, kur aš galiu būti Elnora, ar galiu būti Ignė ir ten nieks manęs nekaso ir nenervuoja ir galiu būti teisingai su savim. Tai žaismingumo daugiausia užklasiniai veikloje, hobiuose. Neturėtų tai būti, bet nuskambėtų taip. Tarsi turiu, kur hobis, tarsi tenai aš labiau leidžiu savo.
Bet čia klausimas, dėl ko tada labiau leidai. Nes žaismingumo kertinė tokia gal mintis būtų, ir čia ką aš galbūt ratais bandau pasakyti, tai yra teisingas buvimas su savim, žinojimas savų ribų, žinojimas, kur tu gali suklysti ir nebijojimas priimti, dėl ko, tarkim, tada užklasiniai veikloje man yra geriau. Tai pasimatuoti reikia dėl ko. Dėl to turbūt, kad tu eini ten kažko pasimokyti ir savęs nebari už klaidas. Ir leidi savo patyrinėti, leidi savo suklysti ir priimi tą kaip iššūkį ir su bairiu pažiūri ir su humoru. Dar viena sudedamoji žaismingumo dalis yra humoras. Tai kai tu užklasiniai veikloje visą tai sau leidi, tada klausimas yra, dėl ko tada kitose erdvėse neleidi. Ir dėl to, kad tikrai darbas toks griežtas, dabar ant greitų net nežinau, teisininkai gal galėtų būti prie griežtesnių ir medicinoje irgi ne visada jau ten gali sau leisti pajuokauti. Bet jeigu darbas pats į savęs neribojantis, tada dėl ko tu negali jaustis, sakykime, savim ten ir priimtas klaidas, kurias padarė ar kažkokias tai situacijas kitaip interpretuoti. Tai iš tikrųjų neturėtų tai būti ir jeigu taip nuskambėjo, tai čia biški mano klaida, kad tik užklasiniai veikloje, bet žaismingumo galimybę mes turėtume turėti visur. Nes jisai nėra apie tai, kad čia ateinu į darbą ir ištisai žaidžiu, bet ateinu į darbą ir galiu jame be didelio streso būti ir bendrauti, ir dalintis, ir kažką sukurti. Ir gal ne tik rezultatą duoti kažkokį tai įmonei, sakykime, bet ir pats tobulėti, ir pats augti galėtum. Gerai, na ir dar vienas sfera, tai santykiai, poros santykiai. Kol maži vaikai gal iš tiesų to žaismingumo šiek tiek vaikai paskatina, bet tarkim arba pora be vaikų, ar vaikai užaugę, kaip skatinti ten žaismingumą, ar įmanoma kažką daryti. Labai kviečiu tokiais atvejais eiti pasimatymą. Aš šiaip labai skatinu ir klientus, kurie pas mane ateina, kad jie patys su savimi tos pasimatymus eitų, nes ateina dažnai konsultacijas pas tave turbūt irgi būna, kad noriu ten sutvarkyti savo gyvenimą, žodžiu, santykius su kita puse, ten nesvarbu dėl kokių priežasčių jie yra klibantis, tai aš visada skatinu juos eiti pasimatymą, kad pradžioje su savim pasižiūrėtų, kas jiem yra įdomu, nuo ko šviečia jų akis, taip pat yra su porom. Kai yra maži vaikai, tai taip, automatiškai, nes kažkada tai buvo to žaismingumo iki atsirandant mažiem vaikam, tai, aš kažkaip per vaikus pavyzdžimu, bet tarkim, iki sukuriant santuoką kažkokią, tai paskui pasimiršta, pasidaro patogu, tai kad nebūtų 100% patogu eiti pasimatymus, išeiti iš tos rutinos, kurią turi ir nuo pirmadienio iki penktadienio, ten sakykime, kokį penktadienį turėt, kur mes skiriam tik vienas kitam iš naujo pasižiūrėti. Tai tas pats su, kai maži vaikai, mes tampam automatiškai, jau nebebūnu ten, nežinau, aš ir dar kažkas tai. Būnu mama ir tėtis ir viskas jau tada jau tarsi tavęs kaip žmogaus nebelieka. Tai pažadinta tokį žmogiškai, dėl ko jūs apskritai kartu. Ir augtame santykiai, tai pirmas žingsnis eiti pasimatymus. Ir jie gali būti realiai romantiški pasimatymai, ten susėdam viens prie vieno, ten, nežinau, kavos kartu atsigeriam. Ar gali būti tiesiog einam, nežinau, į filmą kažkokį, į parodą, bet svarbu yra tai, kad mes skiriam laiką viens kitam ir tai turi būti jau mūsų laikas. Neturėtų nieks jo iš mūsų pavogti. Tai paprastai žmonės net ir darbo knygelės įsirašo, kad tai yra mūsų, uždedi tą tokį bloką, kad jau nieks neliečia šito laiko ir tada per santykį ir kuri ir viską būna, tada taip atsiranda ir su to ir spontaniškumo, kad ten gamini maistą kartu, pašoki virtuviai, padainuoji, kur tu to tokio atsipalaidavimą, bet pradėti galima būtų nuo pasimatymų. Na ir santykis su savim. Kaip žaismingumas keičia santykį su savim? Jeigu trumpai, tai absoliučiai keičia. Viską keičia dėl to, kad mes išmokstam, čia trumpai turbūt neišeis, dėl to, kad mes išmokstam priimti save. Išmokstam priimti, kad nesam 100% tobuli ir negalim tokie būti. Išmokstam nebebart savęs ir nebebaust. Čia irgi labai, manau, svarbu yra. Išmoksta draugauti ir su to kritiku. Jis niekur ten nedingsta, bet jis tavo tokio draugeliu patampa, su kuriuo tu gali padiskutuoti ir
nežinau, pasikalbėti, užvesti dialogą ir vis tiek priimti savo sprendimą, o ne jo. Ir tas toks vidinis vaikas, kad dabar psichoterapijose yra labai aktualu, tai kad vidinis vaikas, jisai neužmiega, jisai nuolat yra šalia, jautiesi atsipalaidavęs, lengvesnis, tau nelieka kažkokių psichosomatinių skausmų, aš galiu per save sakyti, kai pradėjau praktikuoti, aišku, nesu jau tokia, kad jau ten kasdien praktikuočiau, bet kai po tavo to pokalbio, po mūsų pokalbio, tai tam tikras praktikas taikau bent kartą į savaitę, tai nebeturiu migrenų. Tiesiog neliko streso, atsirado daug lengvumo, nes aš pradėjau priimti tam tikrus dalykus kaip procesą. Tiesiog mokaisi, nieks negimė mokėdamas, kaip viena man mokymų dalyvių sakė, vieni baigė darželius, kiti baigė mokyklas, bet visi kažką baigė. Ir kaip tu tame išbūsi, tame procese ir ką tu pasimsi, tai nieks nežino, neturėtų žinoti ir neapvagi savęs, kad turi orientuotis tik į rezultatą. Viena praktika, ką šiandien gali mūsų klausytojai, žiūrovai, išjungs mūsų pokalbį ir ką gali eiti atlikti, kad truputį pajaustų, kiek čia to žaismingumo, arba apskritai pajaustų kažką tai su tuo žaismingumu, kiek ten yra, nėra. Žodžiu, viena praktika, nuo ko gal pradėti? Tokia pirma mintis buvo toptelio, kad apie žiemą, nes visi čia bumba, kokia nefaina žiema, bet galvoja, tinklalaidė tikriausiai klausys ir vasarą. Taip, bandom apie žiemą gal pradžiai, tai šiandieną, jeigu tai šiandieną išeitų, aš labai kviečiu eiti pasivaikščioti. Nors 5 minutėm išeit, pabūt grinam orą ir pastebėti, ką tu matai. Tiesiog, kas aplinkui yra. Jeigu nepavyksta išeiti, ar jau ten, nežinau, bus karščiai, kai klausys, tai kita būtų pati dar lengviausia, kur iš vis jokių pastangų nereikalauja, tai tiesiog labai smalsių žvilgsnių, kaip svečio apsidairyti savo namuose. Kur mes esame, kur praleidžiam didžiąją laiko dalį be darbo, bent savaitgalį būna namuose, tai tiesiog apsidairyti. Kokius daiktus turiu, ką turiu, kas ant sofos mėtosi, ten gal halatas mėtosi ir marškiniai mėtosi jau kelintą savaitę, nerandantis vietos. Kokias knygas turiu, ant stalo gėlės, gal kažkokias turiu, tiesiog sąmoningai apsidairyti ir pažiūrėti, kokie daiktai mane supa. Paprastai sutrigerina žmonės, kad kai kurie daiktai yra ne vietoje arba jau yra pavargę. Tai čia tokios kelios minutės, tokių smalsių žvilgsnių, kaip svečiui pasižiūrėti tą aplinką, kuri aplink tave. Tai čia būtų iš vis turbūt pati paprasčiausia praktika. O jeigu sutrigerins? Tai jau daryti tada, jau kažką keist reikia, remontai gal bus tada kažkokie. Jau galiu sutrigerinti. Čia yra ir Marie Kondo, iš tikrųjų vienas iš pratimų, kaip atsikratyti pertekliaus daiktų. Tai jinai ten siūlo kategorijom tos daiktus išrinkti, sudėti, aš nesiūlau dar jų liest, bet jeigu sutrigerins, vadinasi, jau tas daiktas nebetarnauja. Ir gal jau metas su juo atsisveikinti. Tai čia irgi toks paskatinimas susimažinti daiktų namuose, bet iš esmės pažadins smalsumą pažiūrėti. Aplink kur aš ten esu. Ačiū labai, Elnora, kad pasidalinai apie žaismingumą. Iš dalies atrodo linksma tema, bet tuo pačiu ir sunki. Daug žingsnių reikia atlikti, kad tą žaismingumą pažadintume. Čia nelabai daug, gal tik skamba daug, bet iš tikrųjų galima suderinti žaismingumą ir savo rimtumą. Tai ten vienas kitoje neapvagio, tik papildo. Tai čia svarbu pradėti nuo kažko. Tai ačiū labai, kad atvykai. Ačiū tau. Jeigu patiko tai, ką girdėjote ir norite ir toliau girdėti naudingą turinį, kviečiu pamėgti mūsų YouTube kanalą.